ATC Talks. Prieš tai noriu pakviesti labai fainų žmonių pulkelį. Ana Luisa Monsištruf, Evelina Vanagė, Arnas Danovičių iš Klinik, Ramūną Kamandulį, Copy Diner įkūrėja ir Kipra Štreimikė, atsiprašau, aš netaip į tavo pavardę pasakau. Tai turėsit pasidalinti. Kaip nors, ne? Tai čia irgi viskas, galvojat, kad čia viskas jums, ne čia biški ir mums, nes mes bandom svarstyti, tai ko jie neišmoko, ką čia dabar padaryti, kad jie jau kiti, jūs išmoktumėt. Nu tai kaip ir mums, bet dėl jūsų. Tai viskas all good, man atrodo. Evelina, šauk. Ko? Stalo futbolo žaidėjom kamaliukai žaisti. Žinoma. Šiaip tai mokykloje niekas neparuošė manęs, nors kad ir kaip dėstytojai stengiasi, tikrai jam nepavyko paruošti tam, ką reklama su tavimi padaro. Ir kur tu atsiduri ir ką tu ten darai. Niekas, bet kartu neparuošė ir tam, kad ta reklama, kai ją įniksti, niekaip po to nuo tavęs ir neatsikabina visą likusį gyvenimą, turbūt. Tai, va. Duosi kam nors kitam iššūkį perduosi? Gal pradėsiu nuo tokio žemai kabančio ir akivaizdaus, apie kurį jau šiandien kalbėjom. Mes čia visi, kas baigė prieš daugiau negu porą metų, mes EAUS neturėjom mokyklai. Tai mes mokėmės visai kitai rinkai, kuri per 2 metus šiaip žiauriai pasikeitė. Tai man atrodo, čia yra tas dalykas, kuris parodo šitą dinamiką šitos industrijos. Ir šiandien daug irgi minėjom ten kažkokius konkrečius įrankius, bet man atrodo, ko neišmokė mokykla, o ką reikėtų mums išmokti, galvojant apie šitos profesijos ateitį, tai galvoti apie ne toolsus, o workflows kažkokius, kaip tau, kai toolsas gauna naują update'ą, kaip tau tiesiog pakeisti jį kitu, kad tu vis galėtum, nežinau, daryti tą patogiau, greičiau ir geriau. Wow, čia tai bus ta, gerai, bet išsiseivinu. Gerai, geras, įdomus labai. Ne tai, kad paprieštarausiu, bet jaučiuosi, kad Atomic Garden'e gavau pakankamą pagrindą apie kūrybą reklamos iš esmės, kas yra įžvalga, kad yra konceptas ir tada priemonės ir ką kalbėjo prieš tai diskusijoje agentūrų vadovai ar tiek iš Vinted strategija apie tą konceptualumą. Tai aš jaučiuosi, kad Atomic'e aš ir gavau tokias žinias, kur aš jas galiu pritaikyti integruotai kampanijai, galiu pritaikyti kažkokiam keistam veiksmui internete, galiu pritaikyti kalbėdamas su tuo pačiu AI-um, kad žinau, ko man reikia. Tai ir paruošė tą workflow, kurį kolega paminėjo, kuris man padeda visą šitą 10-metį. Išmokė. Kiprai. Koks klausimas buvo? Aš supratau, kad visi atsakinė, bet aš neišgirdau klausimo. Mes kalbame apie tai, ko neišmoko mokykloje, arba jeigu išversti jį kaip švarką kokį paėmus, tai ką išmokai tik tais, kai išėjai dirbti ir kažką daryti ir supratai, šito tai manęs nemokė, bet įgūdžio reikia ir išmokau dirbdamas, nežinau, su kažkuo agentūrais ar darydamas kažkokį turinį. Tai mano apskritai pradžia su Atomic Garden'u buvo, kad aš nelabai žinau konkretaus tikslo, kodėl aš jį einu, nes man atrodė kūryba, faina, kažkur pritaikysiu ir išėjęs iš mokyklos, iš principo lygiai tą patį ir išsinešiau, kad faina, kūryba, kažką moku, kažkur pritaikys. Ir kadangi aš esu freelanceris iš visos šitos kompanijos, dar yra, tu. Ir kaip po freelanceris, būdamas, tu iš tikrųjų darai labai labai daug skirtingų dalykų. Ir vien sukurti reklamą, sakykime, ar tai jinai integruota, ar jinai neintegruota, ar jinai maža, ar baneris, ar dar kažkas, jau ten reikia tam tikrą galvos išspręsti, bet jeigu tai yra kažkoks tai kompleksinis visok dalykas, kurį Reimantas pristatė, kad turi vadovauti, čia visi kalbėjo apie tai, kad yra daug labai skirtingų rolių ir visose tu kažkiek tos kūrybos gali įdėti, jeigu tu žinai tos mechanizmus. Tai tą ir pasimėjau. Trumpai pakomentuosiu, ko
ko vat neišmokė, ką sužinau vėliau, kur gal nujaučiau ir anksčiau, turim nei prieš pradėdamas dirbti, bet atėjęs dirbti į agentūrą tiesiai po Atomiko, gal, atsimenu, gal metai kokie, beveik metai buvo praėjęs, supratau, kad aš esu prekė, kurią agentūra nusiperka ir parduoda klientui. Ir kad, kaip čia, tai sukūrė ir labai daug minčių man, kaip aš turėčiau save pozicionuoti, koks mano tone of voice, kokios mano visos. Ir va, tada pradėjau daryti strategiją savo kaip žmogui ir naudoju tas pačias priemonės, kurias mokė Atomic Gardenas, bet jo, tas suvokimas, kad tu esi prekė ir tu gali rinktis, kur tu eini, ar tu eini į agentūras ir vat, kaip Eimantas užkyla iki pat viršaus, ar aš nuėjau ten sąlyginai anksti į startupus, kur dar nepažinojau kūrybininkų, kad dirba tokiuose, bet jo, kad jo, mes prekė. Tu kaip prekė ir galvoji, bet turi galvoji brandas, nes kaip prekė skamba, žinai, kaip ar tave parduos kaip lėlę, arba brandas reiškia, aš galiu, žinai, žiūrėti, kaip čia save supakuoti ir pats save parduoti dar geriau. Abu. Gal ir skiriasi, kažkas pasidaro tą brandingą ir tampa brandu, kažkas lieka prekė. Anai, duosit mikrofoną? Ai, tai čia labai kažkaip šiandien daug buvo tų terminų apie AI, tai ko neišmokė Atomikas, tai kaip su juo dirbti, bet aš tai nelabai gal noriu, kad čia liktų toks įvaizdis, kad dabar vienintelis dalykas yra AI ir čia būtinai jį reikia visur kišti, nes iš esmės tai niekas nepasikeitė, taip kaip mes mokėmės anksčiau, taip mes dabar ir dirbam, ar ne, pagal tos principus. Ir kažkaip, pasikeičia gal tik šiek tiek, kad kaip tu dėlioji ten prezentacijas ir kaip pristatai klientui idėjas. Ir turi šiek tiek gal apsidrausti ir tokį mažą disclaimerį, žvaigždelę šalia parašyti, kad vizualai, kurie čia sugeneruoti, tai nėra finalinis rezultatas ir kad po to, kai filmuosim arba fotografuosim, bus kitaip ir neprisiriškim prie to. Tai, dabar tikriausiai Atomikas ir mokys apie AI, bet ar jo buvo, ar nebuvo, vis tiek principai lieka tie patys. Aš šiaip sutinku, kad jo Atomikas neišmokė AI, nes tada jo nebuvo tiesiog, bet atsimenu, kai aš mokiausi, visi kalbėjo apie tai, kad printas mirė ir visi kalbėjo apie tai, kad telikas mirė ir mes nebefilmuosim video ir nebedarysim nieko, o topas, man atrodo, tuo metu buvo tiesiog Snapchatas, tai, kuris jau viso gero. Tai su kuo susiduri ir jau ką išmoksti, bet dirbdamas, kad netikėti visai šitai žodžiais, kad viena mirė, kita atėjo ir visą laiką karaliaus. Čia yra turbūt viena dinamiškiausių rinkų, kokioje gali dirbti ir viskas absoliučiai nuolat keičiasi ir ko Atomikas išmoko, tai to konceptualiojo mąstymo, kurį daug kolegų, kurie jūs galbūt samdys minėjo, kad tu galėtum taikytis prie tų besikeičiančių, nesvarbu, ar tai AI-us, ar Snapchatas, ar koks velnės dar mūsų laukia toliau. Tas skepsis vėliau atėjo, ne, truputėlį su patirtim. Toks sveikas, ne, kur čia visi sako, bet nebūtinai. Buvau labai patikėjusi, labai įsigandus, kad aš tik atėjau daryti printų ir filmuoti teliko, jau jie miršta ir jau aš čia nespėsiu ne vieno padaryti iš viso ir iš pradžių iš tikrųjų buvo toks įspūdis, bet viską spėjai, viską padarai, telikas toliau gyvuoja ir žiūrėkit, plakatų dar parašom ne vieną. Aš norėčiau dar šiek tiek, aš taip uždaviau tarsi tokį toną, kad čia čia viskas keičiasi, bet ką aš gal tiksliau turėjau omeny, kad keičiasi pats, nežinau, internetas, visas mūsų informacinis laukas, nes atsiranda, kaip ir kalbėjom prieš tai, kad labai daug tokio vidutiniško turinio ir man atrodo dėl to, kad jį taip lengva gaminti, mažėja reikalavimai reklamai. Mes kalbėdavom seniau, kad čia klipai miršta, bet man atrodo dabar mes iš tikrųjų atėjom šiek tiek į tą etapą, kur beveik nieks nebefilmuoja klipų ir tikrai girdisi ir iš productiono tas, ir iš režisierių. Ir man atrodo, kai mes ateinam į tokį lauką informacinį, kuriame dėl AI-us tiesiog nebevertinama kūryba, tau būtent dėl to reikia kažkiek irgi pergalvoti savo tuos workflows, kaip prieš tai sakiau, tam, kad tu išmoktum atsirinkinėti tam
vidutinybių visam šiukšlyne, kažką įdomaus, išsisaugoti referensus. Ir aš atsimenu, kad mes dar kursuose mes klausdavom agentūros žmonių, o tai kaip mums čia žinot tas reklamas ir panašiai. Ir mums šiaip iš tikrųjų nei vienas dėstytojas berods negalėdavo tiksliai atsakyti, bet man atrodo, čia yra įgūdis, kurį būtent su šiuolaikiniam priemonėm, toolsais labai galima gerai išsiugdyti. Ir turbūt dar mokykloje, jeigu jį pradėtume ugdyti, būtų labai sveika ten išsisaugot kažkaip, kad nelaikyt visko galvoj, nes mūsų dienoje yra labai daug informacinio srauto, o kad tai kažkur nugultų ir tu mokėtum disciplinuotai tai išsitraukti, kada reikia. Čia turėjau užsirasti tokį klausimą, tai toj kūryboje daugiau kūrybos ar daugiau disciplinos? Ar daugiau ir į tą pusę nukrypam, galvoju, dar paklausiu. Ir apskritai, gerai, procese, tuos procesus, kokius savo, arba jums nuleido, žodžiu, darbovietės, arba jūs patys savo susikūrėt, kaip jūs manot, dabar yra daugiau kūrybos ar daugiau tokios disciplinos ir tiesiog padaryti reikia? Aš taip puikiai atsimenu, kai pradėjom mokytis, man atrodo, The Advertising Concept Book buvo tokia nespalvota knyga, tai tokia reklamos biblija, kurioje buvo visi konceptai surašyti, iš principo ją, bet kas gali nusipirkti, bet ten yra toksai handbookas, kur labai padeda visam procese ir kurį tu per laiką labai įsimeni daug dalykų. Ir tai ta kūryba iš tos pusės, kad tu visame kame turi įvairiausių technikų tokį popurį, kurį taikai ir vienu kampu, ir kitų kampų, ir trečių kampų, ir ketvirtų kampų, ir tu tarsi tam pačiam brief'e darai kokius 10 skirtingų dalykų absoliučiai, kuris skirtingų 10 dalykų. Tai iš tos pusės mokėti šitus dalykus, mokėti pritaikyti tas technikas, tai yra visiškai disciplinos reikalas. Tuo tarpu aš labai norėčiau paprieštarauti tam, kad mes nesam artistai. Aš manau, mes tikrai esam artistai, tik tai ne tie artistai, kurie sukuria kažką ir nieko nesupranta ir save graužia paskui dėl kažko ir verkia ten ir, žodžiu, tiesiog labai daug emocijų būna, bet tie artistai, kurie kažką sukuria ir ten sužiba, lūžta kažkas galvoj, bet tu visiškai gali pagrįsti, kodėl taip atsitiko, kodėl taip sukūrė. Tai man irgi kažkaip atrodo, kad kai sako, man nelabai patiko tas iš tikrųjų, ten gal buvo parašyta, kad maždaug dėl ego, kad neišsipūstų, kad tas you're not an artist, mokykloje visą laiką kabėjo toks dalykas, bet galvoju, blema, bet šiaip kurti tai turėtum tarsi galvodamas, kad iš tikrųjų tai esu, biškelį esu, vienintelis skirtumas yra, kad aš kuriu su tikslu ir tiksliai žinau ir aš noriu, kad mane suprastų. Tuo tarpu dažnai menininkai sako, kam reikės tą supras, man vienodai. Tai va tos prabangos, man atrodo, mes neturėjom. Bet realiai tai ambicija turėti kažkokią, nežinau, meninę saviraišką už kliento pinigus. Prašau. O grįžtant prie to, kad ar technikos, ar kūryba, ar ne, man atrodo labai žavus momentas Atomic Garden yra pirmosios dienos, kai tu gauni pirmąjį briefą ir dažniausiai tada visi atneša 10, 15, 20, 30 idėjų ir tos idėjos, greičiausiai visos jos bus šūdas, bet ta gausa, jinai eigoje mažėja, nes tu mokai įsigryninti, pamatyti, kas veikia, kas neveikia, rasti kampus ir suprasti, kaip savo idėjas atmesti ir tuos savo kūdikius žudyti. Bet man atrodo, kas bent jau man įvyko po Atomic Gardeno, tai mokymasis iš naujo vėl rasti tą 20-30 tūkstančių idėjų, leidimas savo laisvai kurti, leidimas savo išeiti iš savo struktūrų ir schemų ir to kūrybos įpaišymo į kažkokias sistemas. Ir to idėjos pagavimo duše arba einant, arba, nežinau, geriant alų. Ana labai spirgėjo. Taip. Tai kadangi buvo klausimas, ar ne, ar kūryba, ar disciplina, tai aš šiek tiek gal perfrazuosiu, kad kūryba, taip, atrodo, kad čia bus sunkiausia, ar ne, užduotis, kai kuri reklamą ir kad reikia sugalvoti tą genialią kažkokią idėją, kuri gal ten atsiras kokiuose kanuose, čia bus mūsų užduotis. Bet iš tikrųjų, kiekvieno kūrybininko užduotis yra A, sugalvoti, bet B, apginti tą idėją nuo pačio didžiausio priešo kliento, kuris visą laiką turės 10 000 būdų, kaip tą idėją pakeisti, perdaryti, supaprastinti arba
pats geriausias klasikos momentas sukerkti iš 3 vieną, nes visos žiauriai fainos, bet jeigu mes jas visas sudėsim į vieną, čia bus geriausia. Tai man atrodo didžiausias iššūkis visada, tarsi, kūrybinti yra lengva, bet išsaugoti savo gerą idėją yra tai, kas sunku. Tarpinis, manau, dar vienas yra įgūdis, kuris irgi gal buvo paminėtas, nes čia, sakom, tai nes reikia papasakoti ten į savo komandos draugui, papasakoti savo ten projektų vadovui, strategui, kūrybos vadovui ir taip toliau. Tai tas ne visą laiką reikia ginti, reikia pradžioj, pavyzdžiui, mokėti tiesiog iškomunikuoti, ne, papasakoti. Tai reiškia, tu turi sugalvoti, iš to, kad tu sugalvoji, tu turi atpažinti, kurios yra geros ir tos promising idėjos, mokėti iškomunikuoti ir atstovėti jo tada, kai visi sako, ne, tu durnas, taip niekas nedarė ir for a reason. Žinai, tai... Pradžiai netgi prieš savo partnerį. Ir tas pirmas tavo testas yra prieš ateinant pas klientą, jeigu tu esi dirbantis toje sistemai, kur dirbi dviese, tai yra parduoti vienas kitam. Ir čia yra toks geras. Dėl to man patinka dirbti dviese, nors dabar esu viena, bet kažkaip vis dar palaikau tą senąjį reklamos modelį. Esu patyręs ir priešingą situaciją, kai ne tai, kad reikia apginti ir gal šiaip norėtųsi ypač būsimiem kūrybininkam pasakyti, kad agentūros, kad ir kaip jos svarbios ir man labai didelį pamatą ir universalumą, kaip čia įstatė, kad galėčiau daryti toliau, ką darau, ar tiek startupuose, ar bet kur. Bet kad, gali būti, kad atsidursit Vinted, Teso grupė ar dar kažkur, kur jūs būsit klientas ir aš pats dirbau įmoniai ir buvo ne tai, kad reikėjo apsigintas idėjas, bet ką atneši ir sako, gerai, daryk, kur būni įpratęs, ten nėra biudžeto, nėra dar kažko ir įdomus buvo momentas, kai supranti, kad į save ir turi atsigręžti, kad tik tu ir esi riba dabar. Ir tai žodžiu, kad ne visur ir ne visada reikia kovoti dėl tų idėjų įgyvendinimo. Dabar galvoju, dar buvo paminėtas tas, darbas solo ir darbas komandos. Ir iš tikrųjų ir skirtingos karjeros fazės turbūt skirtingus dalykus reiškia, bet ir industrija ir projektų tipai irgi kažkur slenkasi daugiau. Tai kaip jums dabar sekasi, kaip labiau dirbat ir jeigu dirbat ir taip, irgi koks maždaug splitas procentais, kaip įvardintumėt? Man atrodo, tas darbas vienam tai yra labai siauras apibūdinimas, kad tas darbas vienam gali būti tik tai pačioj projektų pradžioj, kol tu sugalvoji tą idėją, bet vėliau tuo darbu daliniesi su daugybė žmonių, kas reklamoje irgi yra labai žavus momentas, kad tu nuolatos dirbi didelėje kompanijoje, kad prie tavęs prisijungs strategas, projektų vadovas, kad tada tu eisi į gamybą, kur galbūt aikštelėje jau dalinsi savo projektus su 100 žmonių. Tai tas darbas vienam, jisai yra toks sąlyginis ir tik tai etapiškas. Man atrodo, čia gal vienas svarbiausių dalykų, ko vis tik išmokau mokyklą, tai dirbti su kitu žmogumi ir man kažkaip gal dėl to labai sekasi, kad per visą karjerą turiu tik tai 2 partnerės, kas yra turbūt dabar retas reiškinys industrijai, bet dėl ko... Konservatyvininkas koks. Dėl ko manau, kad tai yra labai svarbu, nes tam, kad tu dirbtum su kitu žmogum kiekvieną dieną ir trintumai su juo tas idėjas visą laiką, tau labai svarbu susitvarkyti su savo ego. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbi mūsų, kaip, profesijos dalis, kurios tu taip tiesiog neišmokysi kaip kurso. Tu turi tai išmokti procese ir nusileisti. Ir po to tas ego dalykas tau gali trukdyti ne tik nuo tos idėjos stadijos, nes aš, tarkim, turiu kursioką, kuris pakeitė, kiek 10 partnerių reklamoje, labai didžiuodavosi tuo ir galiausiai išėjo iš reklamos, nes tiesiog jam buvo per sunku dirbti komandoje. Bet man atrodo, tu turi per tuos metus išmokti tiek gerbti kito žmogaus idėjas tam, kad sukurtum kažką gero, kažką geresnio, kad tai vyktų kaip diskusija. Kitas dalykas, kur mūsų profesijoje tai yra labai svarbu, tai yra, kaip kalbėjau apie fotografus, režisierius, filmavimo aikšteles, man atrodo, mes patys, kadangi nesam meistrai kažkokių dalykų, mes turim nusileisti su savo ego ir leisti dirbti profesionalam, netrukdyti režisieriui vien dėl to, nes tu turi pasakyti kažką, kad atrodytum, kad kažką supranti. Ir man atrodo, tuos pirmus metus, ypač kai pradedi dirbti, tu labai jauti tą tokį,
pala, aš čia nieko nesakau šitam filmavimą, man reikia dabar čia kažką protingo pasakyti ir tu pradedi trukdyti procesą. Jaučiu, klientai, žinok, taip kartais galvoja, kai tu atneši idėją. Taip. Ir man atrodo, čia tas yra, kad kol tu nesijauti gerai viduj, nepasitikė savim, tu labai ieškai, kur, vat, man kažką va čia tokio pasakyti ir tu tiesiog degini laiką ir visus nerviniai aikštelį. Ir taip jau tu esi toj pozicijai, kur tavęs nekenčia, nes tau neša visus ten snickersus, Coca-Colas ir visi tie žmonės, kurie dirba iš tikrųjų toj aikštelį, į tave žiūri, kas jie, blėt, tokie. Bet realiai tai, vat, man atrodo, ego susitvarkymas yra tai, ko neišmoko mokykla, bet tai labai svarbu, jeigu nori ilgai turėti tą karjerą. Ir apie solo ir nesolo, jeigu kas nors pakomentuos, ir Kipras, ir Ana. Tai man atrodo, reklamai tu niekada nesi solo, nes visą laiką yra pirmiausia klientas, kuris turi savo nuomonę, yra strategas, kuris turi savo kitą nuomonę, yra kūrybos vadovas, kuris turi trečią nuomonę, projektų vadovas, kurios turi nuomonę apie laiką ir tik tada tu turi savo nuomonę ir tavo partneris ir tada jūsų dviejų žmonių sprendimas yra sutraukti visas tas nuomonės į tą geriausią sprendimą. Ir čia tu niekada nebūsi, ar ne, tas vienas solo kažkoks karys, kuris ten eina ir kapoja visiems galvas ir čia, va, šita mano idėja ir čia mes ją tokią paliksim. Tai taip, ją ginti reikia, bet visą laiką ar neturėsi įtraukti visų nuomonės, kad gautum tą galinį rezultatą. Tai gal taip tokia refleksija būtų. Aš tik iš Nago perspektyvos prisimenu, kad tam ne kad ego yra, kad tau reikia susitvarkyti su ego, bet pačioje mokykloje, kai tai eini mokytis, tai tokia tarsi galimybė yra tau suteikta, būtent su skirtingai žmonėm dirbti ir iš visų gauti komentarus, kad tavo idėjos yra šūdas, ypatingai iš dėstytojų ir tu gali tą priimti kaip ego dalyką, bet tu gali tą priimti kaip gerą dalyką, nes iš dalies ir tu gali tą patį daryti, bet ir tuo pačiu tas procesas, jis malonus yra, kad ir tos idėjos yra šūdas. Aš galvoju, čia ir kažkiek dabar šmėstelė mintis apie socialinius šokius, žinai, sako, kuo skiriasi socialiniai šokiai nuo tų klasikinių, kur tu gali su vienu savo partneriu šokti ilgai, drožti ir taip toliau, bet su kitais negalėsi šokti. Ir ten, nežinau, kokiai salsoje, tango, kai ten vyksta ruedos ir tie tokie dalykai, tai keitimasis partneriais realiai sako, tie šokiai paskui, žinai, sako, kad jie labiausiai savo techniką pagerina tada dėl to, kai pradėjo keistis, o ne kažkur tai užsiciklinti, žinai. Tai gal čia irgi labai priklauso, jeigu tu esi, žinai, ten labai asocialus tipažas, kuris nesutvarkė savo ego, tau norisi keisti partnerius, nes jie visi atrodo kvailiai, žinai, nesuprantantis tavo, gal blogai. Tada, bet kartais gal nėra blogai praeiti ir gauti komentarus, iš visų pasimokyti, pamatyti iš skirtingų batų. Tai ne tik komentarus, tu ir gauni galimybę dirbti su skirtingai žmonėm, bet čia yra ypatingai vertinga tiem, kurie yra užstrigę, tarkim, ir dirba vieni, arba kūrybina vieni, arba nori keliauti šito linkme. Tai tiesiog tokia amplitudė skirtingų nuomonių ir tų patirčių iš skirtingų žmonių vienoje vietoje labai koncentruota. Aš galvoju, tokį doom and gloom, žinai, užduosiu, sakysiu, tai dirbat vieni ar komandos, ar jau mirė komandos ar ne, čia mirė Kraftas, ar mirė komandos ar ne, tai net tie, bandau suprasti, tai net tie, kurie ir dirba vieni, vis tiek mieliau dirbtų su ko nors, ne, ir net jeigu dirbi vienas, vis tiek ta komanda prieš žinai, tu nesi izoliuotas, kaip Ana sako, ir taip toliau, teisingai nuskaitau, ne, komanda yra, žodžiu, preferencija. Aš gal norėčiau tokį pasakyti, dėl ko plojau ten, kaip kalbėjau apie komandas, nes man atrodo, industrija eina labai tokį supaprastėjimą, suprimityvėjimą, kad viskas ant greičio, paprasčiau, greičiau ir panašiai. Ir dėl to yra, atrodo, logiškas žingsnis, kad, tai mažinam komandas, darom kaip gal digital agentūros daro, kad tai yra vienas universalus žmogus, bet man atrodo, būtent toj komandinė įtampa gimsta gerosios idėjos. Ir kitas dalykas, galvojant apie grinai kūrybininkų emocinę sveikatą, tai tas neišprotėjimas, man atrodo, labai padeda, kai tu turi kitą žmogų, su kuriuo tu gali išsikeikt, kad vėl kliento komentarai atėjo, tu gali tiesiog išsižvengt, kad čia yra geros idėjos, kurių niekas niekada nedarys ir tada daryti tas idėjas, kurias nori matyti klientas.
Ir man atrodo, jeigu mes šiaip turim turbūt tokią industrijos eroziją, kad gerai, dabar jau galim dirbti be kūrybos vadovo, nes nėra čia kūrybos vadovo industrijai panašiai, tai kai jau... Nėra pinigų, žinai, kurį Taip, būtų vadovas. nes nebėra to stepso kažkokio, tai man atrodo, kai mes ateisim iki to, kad viskas kūrybininkai dirba po vieną, man čia bus ta linija, kur aš jau nebenorėsiu peržengti jos ir turbūt eisiu kažką kito veikti. Nes tik tai šitas dalykas prie visų šitų blogų tendencijų, prie visų tų 20 priežasčių, kodėl nereikia būti kūrybininku, mane laiko, nežinau, kiekvieną dieną, kad man dar vis patinka šitas darbas. Aš gal dar noriu šiek tiek pareklamuoti ir freelanco pusę, kad iš esmės nėra taip vieniša, kaip gali skambėti, nes man kasdien tenka padirbti su daug skirtingų partnerių, tai yra dažnai projektuose aš susieinu su artais, su kuriais esu dirbusi prieš daug laiko, arba su skirtingomis komandomis, tiek su čia sėdinčiais, tiek panašiai. Ir tas pingponginimas per skirtingus žmonės tikrai suteikia daug naujų požiūrio kampų ir bet labai sutinku su Arnu, kad tas socialumas ir tas dalyjimas į savo idėją su kažkuo yra reikalingas. Kiprai. Jau sakei, viską pasakei. Galvoju, dar vienas klausimas, kuris kyla iš prieš tai būsio klausimo apie komandas ar solo ir tada net jeigu dirbi komandoje, apie savo rolės suvokimą, pasirinkimą arba rolių toje užduoties rėmose pasidalinimą kažkokią, ar ne? Galvoju, kaip prasidėjo, kai atsidarė Atomic Garden, mes sakėm, tai vis tiek galiausiai kurso pabaigoje žmogus turi suprasti, jis yra copywriteris, tai yra tekstų žmogus, ar vaizdų žmogus, ar direktorius būsimas. Po truputį metai iš metų vis mažėjo žmonių, kurie bando pasakyti, tie, kurie, žodžiu, nebuvo atėję iš dailės akademijos, sakė, tai gal aš tada labiau kopis ten kažkaip. Kiti sakė, aš tai universalus ir tas toksai non-binary kūrybininko, žodžiu, standartas tarsi įsivyravo. Kaip jums karjerai sekėsi pasirinkti, kada supratot, ar turit tą vaidmenį, žodžiu, komandoje, ar tiesiog bandot funkcijom pasidalinti, o tą vaidmenį gali atlikti bet kas, ir tada jūs atliekat kaip kokie multi-instrumentalistai. Man vienas dalykas įstrigęs iš Atomico, kad išmokom atpažinti problemą. Posakis yra ne ta problema, ne tą problemą sprendžiam. Tai aš manau, kad šitoje vietoje irgi, kai mes turim pasirinkti, kuris kopis, kuris kartas, ta klasikiniai visoje toje struktūroje taip ir turėtų būti, kitu atveju dirbi vienas, bet man atrodo vis tiek, tu išeini palietęs visko, bet viduj žinai, kas tave labiau traukia, arba kas tau geriau sekasi. Ir tada eini į tą pusę, bet tu vis tiek žinosi abi dalis, paliesi abi dalis. Bet tu žinojai, ne? Išėjęs iš mokyklos, žinojai, kas yra tavo stiprybė, kas tavo arkliukas, jo? Aš žinau, kas man patiko. Man patiko artful visi vaizdai ir dalykai. Aš tai tapau copywriterė tik dėl to, kad mano partneris Atomicos jau buvo dizaineris, tai automatiškai susiklostė, kad man reikia tada rašyti tekstus. Ir šiaip labai džiaugiuosi, kad automatiškai taip gavosi, nes aš turėjau tiek arto, tiek kopio mokytis visiškai nuo nulio. Ir tapusi kopiu, jau pradėjusi dirbti, supratau, kad kiek tu to arto darbo irgi turi išmokti, nes tu dažnai tiesiog būna arba lieki vienas, arba tiesiog netgi ir komandoje turi geresnę arto viziją ir dėl to turi mokėti vesti dizainerį, režisierių arba fotografą. Tai tas užduočių pasidalinimas yra logiškas ir jisai kai kuriais atžvilgiais veikia, bet aš esu visiškai įsitikinusi, kad turi mokėti abu. Pakomentuosiu. Jo, kad man gal panašiai kaip Evelinai, kad kažkaip turėjau Atomico pabaigoje tą kūrybinį partnerį, kuris labai akivaizdžiai sakė, kad jisai yra artas, kur mes jau daug metų nedirbam, bet aš iki šiol galvoju, kad jis labiau kopis buvo ir gal net geresnis už mane kopis. Taip. Jis buvo ir projektų vadovas, be. Ir tai man buvo taip, kad kad aš nieko vizualaus gyvenime nebuvau daręs, rašęs esu, bet lietuvių mokytoja turbūt nepatikėtų, kad aš dabar už tai iš to pragyvenu. Tai buvo toks gal iš mažesnių blogybių pasirinkimas, bet
Jo, bet gal man kopis labiau patiko tuo savo konkretumu, kad galima galvoti savaitę ar dvi, turime ne vien ties tuo darbu, bet turime, kad turi tą timeliną ir galvoti vat, vieną žodį, pavadinimą. Būdavo kažkada. Tai tas vat, koncentruotas dėmesys, kad tu gali šūkį ar pavadinimą sugalvoti ir jis toks apčiuopiamas, tai tuo metu labai žavėjo ir jau taip ir pasirinkau gal. Aš tai, jeigu taip visiškai nuoširdžiai, mano šitas savęs identifikavimas visiškai priklauso, dėl ko aš tuo metu karjeroje tame etape kompleksuoju. Tai atsimenu, mokyklos gale aš kažkaip nesijaučiau vertas to copywriterio titulo ir kažkaip bandžiau būti čia labiau kūrybininkas, nusimestas etiketės, nors turbūt buvo visiems akivaizdu, kad aš tikrai esu labiau copywriteris ir dirbu su arte ir panašiai. Po to aš kažkaip pradėjau kompleksuoti, bet gal aš čia to arto visiškai nemoku, reikia man kažkaip tą slėpti panašiai ir dėl to vengiau save vadinti copywriteriu, kad aš kūrybininkas ir tą pridengti. Ir po to kažkaip tu kažkada susigyveni tiesiog su savim, kad tau tikrai žodžiai yra tavo kažkoksai dalykas ir galbūt pajutau savo, kad, gerai, gal vis tik jau reikia nustot maivytis, aš visai gal neblogai rašau kartais ir tada tu savo leidi sakyti, kad tu copywriteris. Bet tada galvoju, bet tu tiek laiko dirbi, tai tu ir tartą kažkiekgi supranti, tai dabar aš tiesiog savo leidžiu sakyti, kad tai yra creative copywriter. Bet man dar norisi kažkaip pasakyti, kad nes lengva galvoti, kad va, aš čia moku rašyti, tai aš labiau copywriteris, arba aš visiškai nemoku rašyti, tai aš niekada copywriteriu nebūsiu, arba panašiai su arto puse. Man atrodo, čia yra klaidingas požiūris, nes abi pozicijos visų pirma yra apie teisingą mąstymą, yra apie gerą konceptualizavimą. Ir jeigu tu gerai įkerti tą pagrindą, tai tu gali daryti abu. Nesvarbu, jeigu dabar nesuraitai sakinio, bet gavęs tos mąstymo pagrindus, tu galėsi rasti kelius, pritaikyti technikas, pasimokyti iš pavyzdžių ir panašiai. Jo, visiškai pantrinsiu, nes kartais mano art direktorė, su kuria aš dirbu, aš pati kaip copywriterė esu, jinai už mane tikrai yra parašius geresnių šūkių. Tai ir reikia tiesiog nepykti. Bet, o kodėl reikia dviejų žmonių ar ne? Todėl, nes vis tiek čia yra, nekalbant apie banerius, gal mūsų agentūra yra ne tiek digital ir gal šiek tiek tie darbai kitokie, bet vis tiek darbai dažniausiai ir ne kampeinai, kurios didesnius darai, ten 360 arba ten bent jau ar ne telikas koks nors su plakatais. Tai vis tiek čia yra dviejų žmonių darbas, nesvarbu kokia yra kieno rolė. Ir vienas, kol dėlios kadruotės, kitas jas aprašinės skaidrėse, kitas, jūs abudu ar ne pradžioj sugalvojate idėją ir po to pasiskirsto darbais, nes kitaip tiesiog žiauriai ilgai užtruks procesas. Tai tiek tikriausiai. Arba kartais reikia tiesiog padengti vienas kitą, kai vienas nebepatempia dienos, tada kitas ateina kaip pastiprinimas, tai tas duetas irgi tuo yra gražus. Paskutinį raundą noriu tokį padaryti. Tai kaip jums atrodo per tą laiką, kai pabaigėt mokyklą, pradėjo dirbti, gyventi iš to, kaip pasikeitė industrija ir ar į gerą, ir net jeigu netrodo, tai kas jūs laiko ir kokią vis tiek kažkokį optimizmą reiškia turit švieselę, dėl ko jūs esate, ne? Tai, nes noris vis tiek pabaigti tokia šviesesnė nata. Aš kai atėjau į reklamą, tai atrodė kaip visiškai svajonių darbas, nes visi visur keliavo filmuoti, varydavo į Tenerifes visokias, Peru mano draugas 2 kartus buvo, atrodė absoliučiai neįtikėtina, buvo visokie vakarėliai, buvo žiauriai daug laiko idėjoms, ten po 2-3 savaitės sugalvoti vieną kampaniją, tai atrodo dabar absoliučiai neįtikėtina. Ir tada aš, man atrodo, atėjau ant to tokio kažkokio lūžio ir pokyčio momento, kai viskas pradėjo trauktis, greitėti, turbūt suliktuom, kad prasidėjo digitalas ir aktyviai įsisubavo ir tie formatai pradėjo būti mažiau svarbus, nebereikėjo jų taip nugludinti, nes postas ateis ir praeis. Ir tai pamažu, kas matosi, kad trinasi ta reklamos magija, kad jeigu anksčiau jinai buvo tokia ypatinga, nepasiekiama, blizganti ir visokia, tai dabar jinai labai buitiška, labai greita, labai valganti šiaip ir spjaudanti žmonės. Bet kas mane laiko ir kas man čia vis dar yra gražu, tai būtent ta galimybė sugalvoti.
galimybė sugalvoti kažką gero ir kažką gero paleisti į eterį arba parodyti keliems žmonėms, kurie tai pamatys. Tai man šitas vis dar teikia džiaugsmą. Kam duosi mikrofoną? Kažkada po kokiu, aš dabar jau paskaičiavau, 2016 baigiau Atomiką, tai jau beveik bus 10 metų reklamai. Tai po kažkur vidury, tarp šitų 10 metų vyko toks lūžis, kur ėjau pas strategą agentūros ir sakiau, kad aš nebenoriu dirbti reklamai ir kad nebematau čia prasmės. Ir tada kažkaip jisai labai gerai taip įžemino ir sako, žiūrėk, tai tu bet kokį darbą dirbdama gali tą patį pasakyti kažkurio metu po daug laiko. Dažnai, gerai, širdies chirurgija gal. Bet iš esmės, ar ne, tu pats turi atrasti tą prasme, kad ir kokio industrijoje tu dirbsi. Tai mano prasme, ką dabar supratau po 10 beveik metų, kad tu reklamoje gali pats savo susigalvoti užduotis. Ir pats prisiliesti prie dalykų, kuriuos tu nori priliesti, ar ne? Kur kitos industrijos gal taip tau neleidžia, ar ne? Būna užduotis, jas ten Exceliukai, skaičiukai, kažką ir darai. O čia tu, pavyzdžiui, nori išvažiuoti prie jūros, tai tiesiog sugalvok scenarijų prie jūros. Visą laiką galvokit apie geras lokacijas, nes biudžeto būna geroms idėjoms. Tai, žodžiu, kad ir ką, ar ne, norėtum padaryti, pavyzdžiui, mano partnerė, jinai dievina policiją. Jai policija ir jinai pati norėjo stoti į policiją ir sakė, dieve mano, čia tikrai man reikia stoti, gal kai atsibos reklama, tik reikia išsilaikyti mechaninį vairavimą, jinai tik automatą turi išsilaikius. Tai va, ir jinai vis prašydavo, žodžiu, stratego, kad davai dirbam su policija. Tai, ir manau, vieną dieną kada nors tai įvyks. Tai tiesiog reklama yra puikiai industrija, jeigu turite tokių slaptų norų, tai juos galit įkišti į prezentaciją ir gal net vieną dieną klientas patvirtins. Aš gal trumpai pakomentuosiu, kad, man atrodo, Evelina ir pradžioje šios diskusijos kalbėjo, kad kad visada kažkas ateina, išeina ir man atrodo, ir mane šita sritis kūrybininko ir žavi, kad aš jaučiuosi taip, kad niekur neprapulčiau, kad ir kokie laikai ateitų, kad būtų galima sugalvoti, kur ką parduoti. Laikai būtų briefas, žodžiu, naujas. Taip, ir kažkada atsirado TV reklamos, dabar atsiranda AI ir šiaip optimistas gal iš prigimties, bet aš ir į tą patį AI žiūriu taip, kaip vat jaučiausi, kur minėjau situaciją, kai aš esu vienintelė riba nuo mano idėjų ir įgyvendinimo. Ir jeigu dažnai klientai skųsdavosi, ne klientai, bet problema, kad nėra biudžeto tokiam klipui, tai jau dabar tuoj viskas bus įmanoma ir vat, man atrodo, tada yra jau automagistralė, ką tu gero gali sugalvoti, nes viską galim įgyvendinti. Nebeturėsim pasiteisinimų, viskas. Aš tai kažkaip labai pantrinčiau Evelinai, kad kažkaip aš dirbu antroje agentūrai, į kurią, kai atėjau, visi kalba, kad aukso amžius praeity, visi ten vakarėliai, filmavimai panašiai ir tiesiog visko atrodo vis mažėja ir dabar net sakyčiau, kad prieš porą metų mielai grįžčiau į tą sidabrinį amžių, kuriame mes buvom, nes dabar atrodo dar blogiau viskas. Ir net toks, gal šiaip yra tikrai daug tokių minčių, kad tu kaip kūrybininkas tuos augi metus, tavo kreivė eina taip, kad tu atrodo gerėjai, bet poreikis, ko iš tavęs reikia, eina va taip. Ir tu kažkur turi tas tokias žirklės nemalonės, kad kažkaip vis mažiau tos prasmės, bet tada va tas klausimas, o tai kas laiko? Tai kaip sakiau, tas antras žmogus tavo komandai, su kuriuo tu dar vis turi kažkokį tą sveiko proto lašelį kartu išlaikai. Bet turbūt labiausiai kas laiko, kad vis dar atsiranda tų kažkokių galbūt tame triukšme, tų tokių vienetinių projektų, kuriuos tau, žiauri faina daryti. Tu labai lauki, kada juos galėsi parodyti žmonėm, papasako draugam, kad va, žiūrėkit, čia mes šitą darėm. Ir tada kitas dalykas, grįžtant prie to, kodėl aš atėjau apskritai reklamą, aš atėjau iš kažkiek viešo sektoriaus backgroundo ir aš išėjau iš jo suprasdamas, kad
tu galbūt nori kartais spręsti problemas, bet yra krūva visokių dalykų, kurie tave stabdo nuo to ir dažniausiai nėra pinigų ir panašiai. Bet reklamai tu iš dalies irgi gali spręsti žmonių problemas, tik taškydamas korporacijų pinigus. Ir taip kartodavau pirmus kelis metus ir turbūt kokius 3 metus man nepavyko nieko tokio padaryti reklamos industrijai. Bet per paskutinius 4 metų pavyko ir kelis kartus. Ir tada tas galbūt toksai prasmės jausmas va tame ir išlaiko, nepaisant to, kokios yra tos tendencijos įdomumo ir kūrybiškumo. Nu, kaip ir, žinok, viskas paskutinis likai. Dabar irgi nėra excuse daugiau. Kai mes pernai metais su Arno Aukštikalniu gulėjom Turkijoje Nordų varkeišinę ant šito lieptelio, ant šezlongų, šildėmės prieš saulę, kalbėjom ir Arnas sakė, kūrėjai negali nekurt. Ir man atrodo yra tas labai teisingas pasakymas, kad yra tiesiog tas noras ir genas. Ir nesvarbu kokios sąlygos, kaip ten viskas keičiasi, tu nori tame būti, tu nori tą mokytis, tau patinka tą mokytis, nesvarbu kaip sunku, bet ir tu nori tą dirbti, nesvarbu kokios sunkios gali būti vėliau ar anksčiau tos sąlygos. Bet kuo tu esi geresnis, tuo tu tikimybė, kad išvažiuosi, nuvarysi ir į kažkokius vakarėlius ir į dar kažkur, nes tiesiog būsi geras, nuvarysi į Kanus. Aš vakar maudžiausi Baltijos jūrai darbo reikalais. Gal aš ko nors dar nepaklausiau ir jeigu ne, tai tada padėkosiu už tokią optimistinę pabaigą. Yra, žiūrėk, klausimą, gerai. Tai duodu šiek tiek jau net, žinai, iš to susijaudinimo tokį mikrofoną. O kas nulėmė freelancerius pas jūs, kad į freelancerius nuėjot? Aš tai tiesiog jaučiausi pabuvus reklamos agentūros etape ir norėjau daugiau bimbinėti ir daugiau turėti laisvo laiko, iš tikrųjų visiškai paprasta. Aš turėjau tik vieną normalų darbą ir dirbau 1,5 metų agentūrai, patiko, viskas gerai, bet nuo to taško tiesiog gal kūrybos visam šitam, kaip čia reklamos kūryba apskritai, tu visą laiką esi tam burbule žmonių ir nebūtinai ar tu freelancinė, ar tu ne freelancinė, ar tu esi agentūroje, tu dažniausiai šokinėjai tarp agentūrų, ką mes ir šiandien matėm iš tarp speakerių. Ir tas vyksta, bet tiek ir freelancinant tu irgi šokinėjai tarp tų pačių žmonių ir tų pačių agentūrų. Tai čia tiesiog tavo patogumo klausimas, ar tau faina kiekvieną mėnesį žinot, kad gausi tą pačią sumą pinigų, ar nebūtinai. Gal daugiau. Tai ačiū Jums labai už tokį šiltą pokalbį ir tada pereisim prie paskutinės dalies socialinės apklausos. Hey, this